Sveiki, brangieji, tęsiam mūsų kainų reidą. Šiandien dėmesio centre yra kava. Na ir kaip minėjom, Maxima padarė pavasarį kavos pupelių sumažintą kainą. Pastoviai maža kaina, be jokių iškelimų ir akcijų reiškia dėliojimo, tiesiog pastoviai patraukli kaina. O dabar padaryta, reiškia, tas pats kavos maltai kavai išplėsta. Gal net ir kapsuliniai kavai. Tiesą sakant, reikėtų pasitikrinti. Kodėl tai yra įdomu ir svarbu, nes tai iš tikrųjų keičia tą ydingą lietuvišką kainodarą, kai reiškia kaina yra užkeliama ir po to nuo jos dalinamas akcijos periodiškai, tai vienam tinkle, tai kitam tinkle. Ir mes tada tiesiog žaidžiam tą žaidimą, kad bėgiojam iš vieno tinklo į kitą, o mūsų kainos atrodo žvėriškai didelės palyginus su tą pačią Vokietiją, Švediją, netgi su Šveicarija, kai mes lyginam. Taigi galimai tai žymi tam tikrą poslinkį link to, kad kainodara normalizuosis, kainos darysis patrauklesnės, o galbūt ir ne. Gal čia tiesiog yra kažkoks tai paeksperimentavimas, pasižiūrėjimas, o kaipgi iš tikrųjų mes perkam. Tai siūlyčiau galbūt atkreipti dėmesį į šitą dalyką, nes normalu yra pirkti normaliom kainom, o ne užkeltom kainom ir gaudyti kažkokius tai pseudo didelių nuolaidų, reiškia, pasiūlymus. Taigi pasižiūrėsim, kokios kainos yra dabar čia iki. Prieš tai mes pasižiūrėjom, kokios kainos yra Rimi ir šiek tiek palyginsim su kainom, kurios mes pasižiūrėjom internete, bet taipogi šiandien patikrinsim, kokios yra pagal faktą Maximai. Taigi malta kava Lavazza Clubas. Iki parduotuvė jinai yra įkainota 9,49 €. Tuo tarpu Maximoje tai yra 5,99 €. Nu, tai kaip matom, gerokai mažesnė kaina. Rimi taipogi šita kava įkainota 9,99 €, bet su Rimi kortelė 5,69 €. Tai neapsigaukit, tai yra užkelta kaina ir yra galimybė pirkti pigiau. Arba su akcija, arba ieškokite pastovi mažos kainos. Sekanti kava, kurią mes tikrinsim šiandien vakare, tai Dalmaer Prodomo. Taigi iki jis kainuoja 10,99 € už 500 gramų. Rimi tokia kava kainuoja 12,99 €. Tuo tarpu Maxima nukalė kainą iki 7,49 € ir žada laikyti ją pastoviai. Taigi kita kava mūsų šiandien palyginime yra Jakobs Krioning. Taigi čia jinai yra įkainota pastovia kaina 9,99 € su iki kortelė 6,69 €. Rimi ją parduoda po 9,39 €, tai kaip matot, ta reguliari kaina irgi gali kaitaliotis. Su Rimi kortelė 7,59 €. Tai čia yra pigesnis variantas, tuo tarpu Maximoje jinai yra nukalta ir žadama pastoja pardavinėti po 6,99 €. Taigi toliau Merildas. Ieško Merildą. Taigi va, Merildas. Čia jinai įkainota 11,99 €. Taigi iki 11,99 €. Rimi 11,99 €. Maximoje 6,29 €. Taigi akivaizdu, kaina yra užkelta tam, kad darinti nuolaidas, bet, ar tikrai tai yra sąžininga vartotojų atžvilgiu. Sekanti mūsų kava yra Paulik Prezidentė. Taigi čia jinai įkainota 10,29 €. Rimi jinai įkainota 11,59 € tam, kad paskelbti akciją su mano Rimi kortelė 7,59 €. Maximo jinai yra nukalta į 7,29 €. Taigi vėl užkelta kaina. Ir dar vienas mūsų palyginimas yra Paulik Classic. Taigi čia jinai įkainota 9,99 €. Iki Rimi jinai įkainota 10,99 €. Maximo jinai kainuos 6,49 €. Taigi vėlgi užkelta kaina. Turbūt mums patiems pasirinkti, bet tiesą sakant, ta praktika išties
nėra labai sąžininga vartotojo atžvilgiu. Taigi tokios naujienos ir dabar važiuosime į Lidl.